Labadiena, jūs klausotės tinklalaidės Atgal į mokyklą. Čia Povilas Šklėrius. Šio epizodo centre Andželika Vitkūnienė, Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijoje dirbanti lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. Andželika pasakoja apie savo patirtis dirbant mokykloje su mokiniais, mokytojų daromas klaidas, šiuolaikinius paauglius ir jų skaitymo ypatumus bei pilietiškumo ugdymą. Prisiminimai. Aš kažkaip visada pagalvoju, kad save pagaunu, kad elgiuosi taip, kaip su manim ko gero mokytoja elgėsi. Aš mokiausi kaimo mokyklėliai ir labai nuoširdus mokytojai buvo, labai griežti, reiklus. Beje, mano mama buvo tos mokyklos direktorė, tai aišku, mokytojai buvo man labai reiklus ir neatlaidus. Bet aš visada jutau, kad jie labai stengiasi ir labai nori, kad tas akiratis kaimo vaiko būtų toks platus. Mūsų į ekskursijas vežiojo, visokius konkursus, į renginius. Mes visur dalyvaudavom ir tikrai nejautėm kažkokios, vadinkim, kaimo atskirties. Tai va tas man kažkaip visada, dirbant pačiai mokytoja, aš visada galvoju, kad tą mokinį reikia kažkaip išvesti iš mokyklos ribų, kad tos veiklos pamokos būtų kažkur kitur, kitokios, kitaip, ne klasiai, ne klasikiniu būdu vedamos. Tai toks, tarkim, mano prisiminimas, jeigu ne konkretus. Kelias į švietimą. Aš šiaip, ko gero, visą gyvenimą galvau, kad būsiu mokytoja, nes mama buvo mokytoja ir kai jinai parsineždavo ten sąsiuvinius taisyti, tai aš atsimenu, visada lįsdavau į tuos sąsiuvinius, ten, ką aš žinau, gal 6 ar 7 klasėje, ten vyresnių klasių mokinių darbus taisydavau. Bet turėjau, aišku, ir mamos draugių, kurios ten kolegės ten įvertindavo visada mano ten kažkokius ten kūrybinius gebėjimus, ten sukurt kažkokį scenarijų, klasės valandėlę pravesti ar ten kažkokį eilėraštį parašydavau, rašinį gražų, tai mane ten tos kolegės mamos labai girdavo, tai mane tas, vadinkim, skatino, kad aš greičiausiai būsiu lietuvių kalbos mokytoja. Bet jau, tarkim, 12 klasiai, kai grėsė aukso medalis ir mane pradėjo kiti mokytojai orientuoti į mediciną, į teisę ir net nesuprasdavau, kodėl neskatina būti mokytoja, tai aš vienu metu buvau suabejojusi, kad aš gal net stosiu į mediciną, bet tai buvo, nežinau, gal mėnesį toks svarstymas iki stojamųjų. Bet paskui įvyko taip, kad tais metais, kai baigiau mokyklą, aukso ir sidabro medalininkams Vilniaus pedagoginiame universitete į lietuvių kalbą buvo be stojamųjų. Ir vadinkim, galbūt aš pabijojau stojamųjų, kad galbūt neįstosiu ir man teks praleisti kažkokius metus kažkur kažką veikiant. Tai aš užsimerkusi padaviau ten dokumentus ir rami buvau visą vasarą, kad aš jau esu studentė. Pirmoji pamoka. Jeigu vesta pirmą pamoką, tai aš galiu prisiminti labai taip kaip pro rūką, tai tikrai buvo dar gimnazijoje, aš buvau galbūt 11, 12 ir kažkokiem 5, 6 vedžiau. Atėjau, ten buvo kažkokia judesys, šaltiena, niekas atrodė neklausė ir galvojau, kaip čia dabar tie mokytojai susitvarko. Ir kelis kartus man yra taip tekę, nes vis kažkaip mokytojai paprašydavo, pasitikėdami mumis, kad ten mažiukam užimtumėm kažkokias pamokas. O pačią pirmą aš negaliu išskirti, todėl, kad buvo pirmiausia praktika Vilniuje. Tai aš faktiškai tų pamokų neatsimenu, ten buvo labai baisu, labai atsakinga ir labai kažkaip drebėjo viskas, kas tik gali drebėti, bet realiai tai tas pirmasias pamokas šitoje mokykloje vestas aš atsimenu, kad labai daug ruošdavausi, kad buvo mažas vaikas namuose,
kūdikis, kada kūdikį migdydavau ir ruoždavausi ten iki išnaktų, ateidavau neišsimiegojusi, bet atsimenu net kur kiekvienas vaikas sėdėjo ir net kokiais ten lankeliais, kaspinais merginos buvo pasipuošusios, kuo jos dabar, tarkim, tos suaugusios moteris jau stebisi. Tai toks šokas buvo tikrai, bet pamoka prabėgdavo per 15 minučių ir likusias 30 aš jau nebežinau, ką daryti. Ten būdavo labai toks, man buvo viskas aišku, ten pasiruoši, susidėlioji, bet niekaip neišsiplanuoji tos pamokos, atrodo išdėsti, patikrinai viską ir jau lieka laisvas laikas ir nebežinai, ką daryti. Tai čia ko gero, kiek aš esu kalbėjusi, visų jaunų mokytojų tokia problemytė yra. Ir su metais pamokos darosi laiko vis mažiau. Skirtumai. Labai dažnas klausimas toks ir mes labai dažnai diskutuojam ir ginčijamės ir iš tikrųjų tokio vieningo atsakymo gal ir nėra. Nes aš galiu pasakyti, kad paaugliai jie visada yra paaugliai, jų yra tas toks laikotarpis, kada iš tikrųjų jiems patiems nėra labai lengva. Tai tam mes ir esame čia visi, kad padėtumėm, bet visgi būnant visiškai atviram, tai galiu pasakyti, kad šiuolaikiniai paaugliai yra įdomesni, greitesni, aktyvesni, sunkiau sukalbami, suvaldomi, bet tai nėra bloga savybė, tai yra jų laikotarpio, jų dabartinio gyvenamo laikotarpio išgyvenama tokia būsena. Kovoti, nepasiduoti, sužinoti, nepaskęsti tam informacijos, vadinkim, gausoj, tame visame chaose, atsirinkti ją. Tai, aišku, skiriasi. Tai va toks dvigubas atsakymas. Ir skiriasi, ir panašus. Mokytojų savybės. Oi, pirmiausia, tai turbūt žmogus turi būti, gal ir per garsiai nuskambės, pirmiausia, turi būti altruistas. Čia, tokia, tarkim, mini altruistas. Tada empatiškas turi būti žmogus. Ir turėti labai gerą intuiciją. Kad galėtų pajausti kito žmogaus vidų ir kad nepadarytų kažkokių klaidų ar įskaudinimo kitam žmogui, norėdamas pasiekti, tarkim, savo tikslų. Bet tie vėlgi savo tikslai, tai pirmiausia turi būti to kito ugdytinio tikslai. Aš taip gal ir painiai, bet labai dažnai pagalvoju, kad aš pati labai bijojau būti mokytoja, nors visada to norėjau, bet niekada neįsivaizdavau, ar aš gebėsiu. Ir kai dabar jau matau savo, tarkim, patirtį ir ryšius su jaunais žmonėmis, tai aš galvoju visgi, kad man pasisekė. Nes yra mokytojų, kurie labai stengiasi jais gerais būti ir ne visada sekasi atrasti ryšių su vaikais. O kitam atrodo labai didelių pastangų daryti nereikia ir vaikai myli, stebi, seka tą mokytoją, žavisi juo. Tai va, tokie labai psichologiškai, man tokie atrodo, slidūs dalykai. Kaip užmegzti ryšį su mokiniais? Aš galvoju, pirmiausia, tai reikia būti savimi, be kaukių. Labai vaikai greitai atpažįsta, kad mokytojas yra netikras, ateina, tarkim, į klasę susikaustęs arba per daug atsipalaidavęs. Kitas dalykas, gal reikia nepasenti, nesustabarėti, kažkur ieškoti tokio atsipalaidavimo, kūrybiškumo, laisvės, nežinau, sekti jų, domėtis jaunimo, paauglių gyvenimu, tarkim,
žinoti, ko jie nori, kokius jie ten filmus žiūri, ar kokių knygų nemėgsta skaityti. Tai visada turi laviruoti tarp to suaugėliško gyvenimo ir tarp to paaugliško gyvenimo. Tai čia tokios tos savybės. Skaitymas. Aš galvoju, kad laikas bėga, viskas keičiasi ir taip pat ir skaitymo tempas keičiasi ir skaitymo kokybė ir mes gal negalim lyginti, kas buvo, tarkim, kaip skaitė žmonės prieš 50 metų ir kaip dabar skaito. Jie skaito, bet jie skaito kitaip. Jie skaito kitokią medžiagą, jie skaito kitokiu ten atmetamuoju, atkrintamuoju, prametamuoju būdu, ten įvairiai gali kalbėti. Bet aš tai galvoju taip, aš visgi klausausi labiau jaunesnės kartos, akademikų ar tų profesorių. Ir aš seku keletą tokių kalbininkų, kurie teigia, kad nėra taip baisu, kad visgi mes esame kitokios informacinės bendruomenės atstovai ir mes jau kitaip renkame informaciją, nebūtinai tik skaitimas ir nebūtinai tas atidusis skaitimas. Aš galvoju, kad kas yra reikalinga, tol kol mes susišnekėsim, tol kol mums bus poreikis bendrauti, tai mes atrasim būdų tai komunikacijai ir nebūtinai tas skaitimas turi būti prie atverstos popierinės knygos, nors aš iš mokinių kaip ir to reikalauju, bet jie visada turi alternatyvų man pasiūlyti. Kam ta literatūra? Taip, mes apie tai diskutuojam ir labai dažnai ir yra netgi tokias turime diskusijų pamokas. Tai jie turi savo nuomonę, pavyzdžiui, kas geriau ten, knyga ar kompiuteris. Tai ką gali pasakyti šiuolaikinis paauglys? Taigi aišku, kad kompiuteris. Bet tada ieškome vėl argumentų, o kaip visgi su ta knyga. Tai aš nesakau, yra tikrai žmonių, kurie daug skaito, kurie ir skaito ir popierinės knygas, ir turime mes ir elektroninę skaityklę. Mokykla siūlo mokiniam ir tėveliai labai stengiasi, kad vaikai skaitytų. Kažkaip aš problemos didelės su skaitimu nematau. Taip, tai nėra tas metas, kada žmogus, tarkim, gali praleisti, gal ir dar yra tokių mokinių, bet, tarkim, visą dieną skaitydamas vien knygą, nes gyvenimas siūlo daug daugiau visokių malonybių, ne tik skaitimą. Poilsis. Aš ilsiuosi aktyviai. Lankau tautinių šokių kolektyvą, kuris 2 dienas per savaitę repetuoja po 2 valandas mažiausiai. Ir jeigu savaitgalį nėra koncertų, tai tada tik tiek. Tada daug vaikštom, su vyru ir su draugais turime tokį irgi nuostatą, kad vaikščiosime ten maždaug apie 15-20 kilometrų, bent 1 dieną ar 2 dienas per savaitę. Lankau badmintono treniruotes, turiu sodą didelį, kuriame irgi tarkim, šeimininkauju, taip daržininkauju. Tai aš galvoju, kad aš ilsiuosi pakankamai aktyviai. Tai čia mano poilsis. Bet aš dar ir, tarkim, ir pasyvaus poilsio turiu. Galiu socialiniuose tinkluose pasėdėti tiek, kiek man poreikio yra. Skaitau knygas, nes to man reikalauja mano profesija. Aš negaliu neskaityti, nes kažką mokiniams turiu pasakyti. Tai toks mano gal poilsis, nežinau. Svarbiausi mokytojai.
Aš jau minėjau, kad turėjau tokių mokytojų, kur buvo man toks gal įkvėpimas, gal pavyzdys. Gal netgi sakyčiau, ką reiškia mokytojas, ne tai, kad tave mokė vien tik tai gerų dalykų, bet tu supratai, kaip ir negalima elgtis prieš klasę, kaip negalima kalbėti su mokiniais. Ir tokių situacijų yra buvę. Tai visi esame žmonės ir pratrūkstame ir kažkokių konfliktinių situacijų ir kaip kas dorojasi kokioj situacijoj. Tai aš esu turėjusi labai gerą klasės auklėtoją. Lituanistės mano ryškios buvo. Aš prisimenu tuos žmonės labai dažnai. Ir labai gaila, kad jų ko gero šitų mokytojų didžiumos nebėra gyvųjų tarpe, tai kartais tenka ir tokį graudulį nuryti apie tai mąstant, kaip gyvenimas bėga. Tai ko gero tokie mano, aš be pavardžių, be asmenybių ir tokių konkretizavimo, bet galvoju, kad tikrai buvo tokių žmonių, kuriais aš dar ir dabar pasikliauju savo darbe, tarkim. Kokias klaidas daro mokytojai? Tai labai daug klaidų daro. Ir aš esu labai daug klaidų padariusi. Ir šiaip iš tikrųjų, pirmiausia, tai yra ko gero bendravimo klaidos. Tas kontakto atradimas ir neatradimas. Tai man tas labai pavydžiu, bet aš netikiu, kad yra tokios profesijos, nors sako, kad yra tokios, kur uždarai duris ir jau tu ten išėjai iš darbo ir jau apie tai nebegalvoji. Tai vat mokytojui taip nėra. Tai daug tokių klaidų, tarkim, atsakinėjimai į kokius nors ten messengerio klausimus, vėlai vakare, tai čia tokios smulkmenos, bet šiaip aš galvoju, taip ir įskaudinimas ir galbūt iššoksta koks nors, kaip ir bandytas pasakyti juokelio formą kažkoks sakinys, o paskui kažkam jis visai nejuokingas yra, nes klasėje sėdi 30 mokinių su savo likimais, vienam tavo juokelis arba tavo sakinys gali būti juokingas, o kitam graudus. Tai va čia tokių klaidų, tai dažnai mes padarom. Aš tik tai saugausi tų tokių drastiškų, kad neįžeisti, neįskaudint žmogaus. Bet visko yra. Ir man yra buvę, kad ir mane yra įžeidę labai stipriai ir iki ašarų ir tikrai atrodė, kad nebegalėsi dirbti. Tai visko yra buvę, bet randi sprendimus, praeina laiko, susiguli viskas. Nėra lengva, bet įdomu už tai. Svarbiausia pamoka. Gal aš net negalėčiau sakyti viena pamoka. Tai yra tokios dalys, kažkokių nuotrupos, vadinkime, ne, kažkokie fragmentai, kuriuos paskui galbūt sudėlioji. Bet šiaip iš tikrųjų aš galvoju taip, tas mokytojas ir mokinys tokie sakiniai, žodžiai yra nelabai gal tikslus, nors čia gal gudriau ir nesugalvosi. Bet labai dažnai aš būnu mokinio vietoj. Jie mane, tarkim, mokina tokių dalykų, kurių, tarkim, gal tu pats, šiaip būdamas kitos profesijos atstovų, tu niekada neišmoksi. Tai ten nusileisti, tarkim, nors tu jautiesi teisus, bet nutylėti. Arba, tarkim, ten jie visišką kažkokią nesąmonę pasiūlo gerai. Tai va, tokios nuotrupos, kurias galbūt ir tada dedi į tokią vieną bendrą gyvenimo pamoką ir vadini, kad tavo mokiniai yra tavo didieji gyvenimo mokytojai iš tikrųjų. Labai aplaužo, šiaip labai aplaužo ambicijas darbas mokykloje, nes aš kai atėjau dirbti, tai aš galvojau, kad čia nuversiu
apversiu pasaulį aukštyn kojom, visus išmokysiu, visus priversiu skaityti, visus gražiai rašyti, kad tvarkingi sąsiuviniai būtų, kiekvieną sakinį ištaisysiu, liepsiu perrašyti, tokio maksimalizmo to. Ir paskui tu matai, kaip tu pats keitiesi, tu pats daraisi atlaidesnis, nes mano, tarkim, pirmieji mokiniai, ko gero, mane atsimena kaip labai griežtą ir labai reiklę, o tarkim, jų, ko gero, jau vaikai ateinantis dabar į mokyklą, tai ko gero jau kitokią nuomonę turi. Nors, tarkim, meilę vienodai aš jaučiu ir iš tų, ir kam griežta buvau, ir kam atlaidesnė. Nors gal nepasakytų ir dabartiniai mokiniai, kad labai atlaidi esu. Bet aš savyje jaučiu tokią profesinę ramybę ir pasitikėjimą labiau. Nuo kokios ligos norėtumėte išgydyti Lietuvą? Dabar renkuosi tarp dviejų greitomis: piktumo, pykčio arba pesimizmo. Tai nežinau, kurią lengviau būtų, gal tada lengviau išgydyti nuo pesimizmo. Aš norėtųsi daugiau optimizmo, daugiau pasitenkinimo savo šalimi, kad neieškotume kažkokių tamsių dalykų, galbūt net ten, kur jų ir visai nėra, o daugiau optimizmo. Aš net ir į pamokas ir su vaikais bendraudama einu, ko gero. Taip stengiuosi užsikoduoti, nors galbūt ne visada pavyksta. Optimizmo, daugiau optimizmo. Tai vat ir Lietuvai, ko gero, padėtų daugiau mūsų toks pozityvas, optimizmas. Pilietiškumas. Pilietiškumas tai yra, jeigu manęs vaikai paklaustų, kas tai yra, tai sakyčiau, tai savo interesų nuleidimas žemiau valstybės interesų. Kada tavo asmeninis aš yra mažiau svarbus negu valstybės. Tik nežinau, ar jie mane suprastų. Šiaip aukojimasis vardan bendruomenės, valstybės, dėl tavo aplinkos kažkokios, o ne kėlimas savo interesų aukščiau. Pamokos su lietuvių kalba, per literatūrą mes labai daug kalbam, per kalbą kalbam apie pilietiškumą, per istoriją. Aš nežinau, kiekvienas mokytojas jų kalba. Mesgi visi mokytojai esam tam ir skirti, kad apie pilietiškumą kalbėtume per klasės valandėlės, bet jie dar turi ir 10 valandų socialinės pilietinės veiklos, kurią, tarkim, mūsų mokykloje tai labai mes kontroliuojam, stebim ir jie tikrai sąžiningai atlieka. Aš iš vis galvoju, kad va šitas tarpsnis 5-8 klasės, jie labai dar sąžiningi yra ir jie neria į visokias veiklas, jie nori savanoriauti renginiuose, jie nori eiti į kokį nors ten vasario 16 renginį, prašosi į kokią nors, nežinau, žydų genocido dienos, ten vardų skaitimus. Jie tokie dar neabejingi, jiems viskas smalsu, tai man ne va tas žavi ir jie iš vis, aš tarkim su savo auklėtiniais tai neturėjau jokių problemų šitas valandas surinkdama. Tai yra juokingos valandos, 10 valandų, jie ir po 30 ir po 40 surenka. Tai čia tas pilietiškumas, kur tu gali parodyti statistiškai, o ką tu širdutėje nešiojasi, tai turime renginius, istorikės labai gražius renginius daro, pilietinius ir žydų kapelius tvarko ir einame, tarkim, ir kovo 11-osios čia gražus renginys būna ir einame į miesto renginius. Aš nežinau, man atrodo, kad viskas gerai su pilietiškumu. Aišku, jo niekada ugdymo šito nebus per daug.
Prestižas. Aš iš viso į šitą savoką prestižinę profesiją žvelgiu labai skeptiškai ir man yra labai liūdna net keliom prasmėm. Pirmiausia, kad aš kai pradirbau 20 kelis metus mokykloje, staiga sužinau, kad mano profesija yra nebe prestižinė, tai man pasidarė labai liūdna, kad aš dar kažką turėsiu daryti per kažkiek metų, kad jinai taptų prestižinė, nes aš visada galvau, kad aš dirbu prestižinį darbą. Kitas dalykas, pagal lygių galimybių įstatymą niekaip nesuprantu, kodėl viena profesija turi būti prestižiškesnė už kitą, nes jeigu žmogus dirba kitą darbą, tai kodėl jo darbas nėra prestižinis, niekaip nesuprantu. Kodėl, tarkim, vairuotojas veždamas mane su klase į ekskursiją dirba neprestižinį darbą, niekaip nesuprantu. Tai šitas dalykas o kaip tą padaryti, aš iš vis nesuvokiu, kaip buvo galima leisti tokią savoką ir kaip niekas jos neužginčijo. Nors jeigu kokią gerą idėją mesteli, tai Lietuvoje dažniausiai suvalgo tą idėją, o šita idėja nebuvo suvalgyta, tai niekaip nesupratau. O jeigu jau tada mes ją paleidom šitą frazę gyventi, tai ką dabar daryti? Vienintelis kelias, nežinau, kad visi norėtų ateiti į mokyklas dirbti, tai nežinau, keturgubinti atlyginimą. O visa kita žmonės patys čia pasidarys ir susitvarkys, mokykloje dirba tik tai patriotai ir tik tai besiaukojantys žmonės. Tai netikiu, kad kažkaip dirbtinai tą prestižą galima sukurti. Jeigu jums liktų vesti tik vieną paskutinę pamoką, apie ką ji būtų? Aš neįsivaizduoju apie ką. Man būtų labai sunku. Aš ko gero, kaip kartais pagalvoju, kad praverkčiau tą pamoką. Iš tikrųjų. Bet jeigu taip jau labai rimtai susikaupus, susiėmus, nežinau, reikėtų galvoti. Aš dar apie ją negalvoju. Jinai dar labai negreitai. Nors kita vertus, kai atsitinka tokios liūdnos minutės arba valandos, nes tikrai būna, tai aš ko gero pagalvoju, kad aš išeičiau va taip, kaip stoviu. Tai būtų lengviausia. Niekam nieko nesakiusi ir su niekuo neatsisveikinusi ir nepravedusi paskutinės pamokos. Tarkim, jeigu kažkokį darbą keisti, kažkaip drastiškai, bet tokių atsisveikinimų aš negaliu, nes aš puikiai atsimenu savo rusų kalbos mokytojos gimnazijoje atsisveikinimą, kad mes ten visą klasę verkėm ir jinai išvažiavo į Vilnių dirbti su šeima ir jinai ištisai verkė ir mes ten verkėm. Tai va tokia ir ta pamoka buvo. Bet tai irgi yra pamoka. Girdėjote Andželikos Vitkūnienės istoriją. Andželika dirba lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijoje. Daugiau mokytojų istorijų galite rasti svetainėje www.atgalimokykla.lt, taip pat Spotify ir YouTube platformose. Dėkoju Lietuvos kultūros tarybai už tinklalaidės rėmimą.